Paskutiniajame svetainės videofilme Vanduo – naujas požiūris kalbėjome apie žmogaus skleidžiamų energijų poveikį vandeniui. Ten tas poveikis tyriamas įprastais, racionaliais moksliniais metodais. Šiame įraše pasakojama iš esmės apie tą patį dalyką, kaip neigiamos žmonių mintis, depresyvios nuotaikos, agresyvūs veiksmai užteršia energetinę Žemės atmosferą. Tik šįkart informacija gauta ne mokslinių tyrimų, o tiesioginio regėjimo būdu. Atkreipkite dėmesį, kiek daug bendrumo informacijoje gautoje tokiais skirtingais būdais. Regėjimo autorė – psichologė Emilija Spiro. Štai tas pasakojimas. Kai aš po savo širdimi nešiojau sūnų, kartą važiavau autobusu ir netikėtai netekau sąmonės. Ir tada iš karto pasijutau esanti kažkokioje nepaprastai gražioje vietoje. Be galo graži gamta, visur žaluma. Ten, tarsi keistame sapne, išvydau kažkokį ratą ir nusprendžiau prisijungti prie būtybių tame rate. Tačiau manęs į tą ratelį neįleido, o nukreipė pas tokį gražų senolį. Aš prašau, leiskite mane į tą ratą. O jis sako, ne, tau dar nelaikas. Dabar tu grįši atgal ir tai, ką regėsi, ką suvoksi grįždama, turėsi papasakoti žmonėms. Grįžti nenorėjau, aš veržiausi ir žinote, kažkas mane tarsi stumtelėjo ir aš nuskriejau. Skriedama atgal mačiau Žemės planetos rutulį, o aplink tą rutulį tokia tiršta juoduma, tarsi kažkokia tiršta smarvė. Jutau, kaip įskriejau tiesiai į tą juodumą. Kai atvėriau akis, aplink save pamačiau daug žmonių. Mane išnešė iš autobuso, aš sėdėjau ant žemės atsirėmusi į autobuso ratą. Mano vyras garsiai šaukė, nemirk, nemirk. Jis labai išsigando. O aš tuo metu jaučiau, kad mano kūnas be galo sunkus, tarsi svertų 1000 kilogramų. Paskui mane pakėlė, davė kažkokių stiprinančių vaistų. O dabar detaliau apie tai, ką mačiau ir jaučiau, skriedama pro tą juodą žemę gaubiantį lauką. Nežinau kokiu būdu, bet tuo metu atėjo tokia informacija. Ši juoduma – tai neigiamos žmonių mintis, jausmai, veiksmai, kurie naikina planetą. Tai įvyko 1994 metais. Ir tada man pasakė, tu pasakok žmonėms, kaip jie savo mintimis, savo elgesiu, savo nuotaikomis veikia pačios planetos energijas, planetos kokybę. Dabar apie tai pradėta kalbėti vis garsiau. Vis daugiau žmonių tai daugiau ar mažiau supranta. Jei kiekvienas žmogus pradėtų kaip reikiant rūpinti savo gyvenimo kokybę, mokytųsi mylėti, dėkoti, rūpinti savimi ir kitais, jis tokiu būdu taptų sveika ląstele viso to gyvo organizmo, kuris vadinasi Žemės planeta. Ir planetą gaubianti juoduma įsisklaidys tuo greičiau, kuo daugiau žmonių išmoks gyventi be baimės, be neapykantos, be nevilties, be nepasitikėjimo.